Laikas toks negailestingas ir kartu stipriai pamokantis, duodama kiekvieną minutę tam, kad susimąstytum ir suprastumai žmogau, kad visi įvykiai, kurie spenduoja tave iš vidaus, tavo paties iškreiptų minčių padarinys. Kartais būna išimčių kaip pavyzdys, per daug atvirauji žmonėms apie save ir net nepastebi žmogau, kiek per arti tu įsileidai žmonės, kurie tau pavydėjo išsakyto atvirumo. Ir tokiu būdu tu užsidėjai jų gyvenimus ant savęs ir kartais nešioji svetimus gyvenimus, atiduodamas savo energiją, o energija tai yra materija žmonėms, kuriems per daug tu atsivėrei. Tokiu atveju su skaičių eilute galite koreguoti visus praeities įvykius, prieš save pastatote sidabro baltą sferytę su tikslu. Koreguoju visus praeities įvykius, kurie buvo, yra ir bus susijęti su manimi. 2, 8, 9, 1, 4, 8, 0, 1, 8, 9, 0, 4, 9, 8. Kaip sukoreguojate praeities visus įvykius pagal kūrėjo aukso normą? Tęsite koncentraciją į skaičių eilutes tam, kad savo ateities laiką sukurti harmoningą ir laimingą su skaičių eilute 914 31289. Sekančios skaičių eilutės atkurti teisingus jausmus, mintis, o per jas ir įvykiai pakrypsite pozityvia linkme, kūrėjo šviesos kelias. 1, 9, 7, 1, 2, 8, 9. Meilė sau. 1, 5, 7, 9, 1, 4. Gyvenimo džiaugsmas. 9, 8, 1, 7, 4, 1. Rūpinkime savimi. 4, 8, 9, 4, 9, 7, 1. Transformacija čia ir dabar. 5, 1, 9, 7, 1, 9. 1, 5, 4, 8, 1, 2, 3. Dėkingumas. Labai svarbu yra išmokti už viską. Padėkoti. Padėka turi tapti kaip malda ir dėkoti tol, kol sieloje pajus džiaugsmą. Tada viskas nuo žmogaus nubyra, kaip nuo šlapios vištos viskas. Video sukūrė ir įgarsino Sigutė.